Nu, vat kiek jūs save atsimenat, ar buvo kur užklysti ir pamatyti, kur audžia žmonės Vilniui? Tikrai vienam dabar jis panaikintas tas salonas, tautodailės salonas buvo, ten stovėjo audimo staklės. Nu, o paskui Tamošaičių galerija atsirado, bet čia jau ne taip senai, pasakykime, mano požiūriu, kur iš tikrųjų labai smagu, kad ten gali ir miesto merginos, norėdamos išmokti audimo. Bet šiaip aš daug keliaudavau po Lietuvą, tai aš audėjų prisižiūrėjau kaime, tikrų audėjų, taip. Na, žinau, kad vėlgi kaime kiekviena šeima turėdavo tų audėją. Pirmiausia, pati šeimos vyriausiai ausdavo, dukras išmokindavo. Ir ypač tai atsitiko Lietuvos istorijai po baudžiavos panaikinimo, kada moteris, tokia savarankiško gyvenimo įgavo, pinigų vis tiek pabaudžiavinis kaimas mažai turėdavo, dar nebuvo prasigyvenęs, tai drabužiais reikėdavo apsirūpinti. Jeigu anksčiau šiek tiek dvaro tos audyklos, atkočių dirbtuvės išausdavo, kur ir baudžiauninkai galėjo, reiškia, pono valia čia žinoma, jos šiek tiek aprengti. Taip, tai dabar tai jau po baudžiaviniais laikais, tai jau kaimo moteriškės savim pasirūpindavo. Tik man, aišku, iki šiol neaišku, kaip jos suspėdavo viską padaryti. Ir gausią šeimą išauginti, ir gyvuliukus ten prižiūrėti, ir, moteriai tiek darbų ten reikėdavo ir pagimdyti vaikų būrį apie pečių 3 eilės. Tai čia tikrai man galvoj netelpa. Anksti išmokdavo austi dukros? Labai. Ir nuo 10 metų pradėdavo austi, jeigu ne anksčiau. Na, iš pradžių duodavo tokį labai paprastą audimą, kokį maišinį praust, taip 4nytį. Ir palaipsniui vis daugiau. Ir labai norėdavo dukras mokėti aust. Čia yra toks pripažinimas, kad jau nuotaka auga, nes nuotakai reikės priaust kraičio skrynę drobelių. Papročiuose būdavo labai, pavyzdžiui, drobės stuomenį dovanot, tai per visas šventes reikėdavo savo artimiems arba tiems, kurie padėjo ką nors padaryti, kaip kraičio vežėjams ar anytai, tai būtinai turėdavo, ir tai būdavo kažkoks tokio pasididžiavimo dalykas, gražiai išausta drobelė. Taip, ir įdovanojama, ir juostos, ir lovatėsis, tai moters buvo darbštumo, nagingumo ir skonio, tiesiog pasididžiavimo objektas. O tuo metu Vilnietė? Ta Vilnietė, aišku, apsipirkdavo kažkaip tai, bet kas tai buvo Vilniečiai? Vilniečiai tokie ir kaip mano šeima, pokario metais atvykę į Vilnių gyventi. Taip, tai aišku, daug kas iš kaimo atvykdavo į juodadarbius miesto, tai atsiveždavo kaimo tos audinius. Taip, ir čia siuvėjų darbas jau būdavo pasiūti iš jų ir marškinius, ir patalinę ten susiūt, turbūt taip. Ir dar prisimenu, ir gatavų rūbų tikrai dar mažai būdavo, tai siuvėjai turėdavo darbo, ir kostiumus vyrams siūdavo, ir kartais visai neprastai. Tik tai ko savo jaunystėje mes vis norėdavom kažką tai panašaus į džinsus turėti, o medžiagos tai nebūdavo. Tai iš kažkokios tai tokios
kariškos gelumbės. Siūdavom kažką, tai prašydavom, kad siuvėjai pasiūtų. Iš tikrųjų, čia Taip, atskira o istorija. firminiai džinsai, tai čia būdavo nepasiekiama svajonė. Ja, kažkur tai matyti filme tik tai turbūt. Dar tos kostiuminės medžiagos arba moterims suknelių medžiagos buvo galima gauti, bet jau pasiūti tekdavo ieškoti siuvėjų. Ir siuvėjų mieste būdavo, kurios ir privačiai siūdavo, nes, tai būdavo pusiau nelegalu, aišku, bet versdavosi taip žmonės. Kaklaraištį paminėjot, Taip. Palmira Damijonaitienė pasakoja, kad jinai tūkstančiais audė tuos kaklaraiščius austinius. O kodėl, aš pasakysiu, nes nešiot tautinę juostelę, kaip kaklaraištį. Kaklaraištį tai buvo ta savo tapatybės paraiška, kad aš esu lietuvis. Ir mūsų inteligentai, mano profesoriai universitete, nešiodavo tos tautinius kaklaraiščius. Ir pats rektorius, man atrodo, tokia turėjo, taip, tokį kaklaraištį, ir mano fizikos profesoriai, taip. Ir tai buvo, netgi tais bjauriais laikais, tos visokios priespaudos, bet šiek tiek buvo žaidžiama Sovietų Sąjungoje su tautiniu jausmu. Pokario metais, kadangi buvo išnaudojama viskas, kas tam tikrą patriotiškumą palaiko. Nes karą reikėjo šiaip taip laimėti su didžiuliam aukom ir paskui pokario metais atstatyti visai sugriautą ūkį. Tai buvo šiek tiek ir žaidžiama su tautiniu jausmu. Ir žinot, kad ir 15 respublikų buvo, kurios tarsi tautinių principų buvo suformuotos, ir tam tikras aprangos elementas, buvo leidžiamas. Tai lietuviai turėjo tą tautinę juostą. Kokie nors kirgizai, tokia skrybelaitė, tokia iš milo turbūt suvelto, nešiodavo kartais, kad pabrėžtų, o uzbekai stibiteikom vadinamas, tokie galvos apdangalus. Tai čia net Stalino laikais buvo tai leidžiama ir subtilus žaidimas, kad žmonėms vis tik pasakyti, kad jūs turite teisę čia gyventi, čia nuo senų senovės jūs paveldėjot tam tikrą istorinę atmintį. Iš tautodailininkų rato esu jų veiklose dalyvavęs, taip kad čia nenuostabu, kad jos turiu ar drožinių, ar audinių, ar dar kokių nors ten gaminių. Betgi iki šiol esu pasidėjęs labai pagarbiai savo močiutės austą brūsą, kurį pavyko tėvams išgelbėti iš degančios mūsų sodybos karo metu. Tai tik keletą daiktelių. Daiktelį išgelbėjom ir turiu senelio obliuką, močiutės irgi tą tokį ringę vadinamą, lygint drobeliai, ir jos austą abrūsą. Abrūsą tai man šeimos relikvijos. Tikiuosi, kad savo proanūkiams paliksiu ją. Tai iš tikrųjų man labai brangos tas sąsajos, kurios kartą susėja. Nors per tokius kelis daiktelius, ar tai susapnuoju, tokie dalykai prisimenami. Ir kaip kulko švilpia, tą garsą aš prisimenu. Bet visai jis man nebaisus. Nes matyti įprastas buvo. Siaubas. Taip, tai iš tikrųjų yra siaubas.